Labas rytas. Atkeliauja jau mūsų maistas, grįžome tą pačią vietą pusryčiauti ir iš čia su žirgais kilsim. Nu, sakė po zalūpinę varškieną, ne gefyras. Aš nežinau. Atkeliauja mūsų šiandienos veikla. Šimsiu baltą. Aš juodą noriu. Good morning! Dovilė, tu esi drąsi? Tai aš esu drąsi. Dovilė, tu esi nuostabi. Vyksta motyvacinė kalba. Dovilė, turiu galvoje, kad mirs ant žirgo. Tikiuosi, jinai yra neteisi, nes kitaip blogai labai visi jausimės. Bet supranti, man atrodo, kad Jai atrodo, kad nenumirs. Taip ir bus. Aš jo nebijau, bet jis nėra jaukus labai. Kodėl jis nėra jaukus? Kodėl tu taip gali sakyti apie jį? Pažiūrėk, koks jis meilutis. Tiesiai pas tave atėjęs, žinai, kad tu peršykęs. Meilutis, Jėziau, gerutis meilutis. Norėčiau lipti biržai. O gal tu Vilis ant juo gali juot? Tai keliausim su žirgais 7-8 km į 2000 km aukštį. 2000 metrų. 2000 metrų. Kelionės tikslas yra tas krioklys. Ko triukšmauji? Greta mane įvėlė. Problema. Gerai. Čia ne problemos, čia sprendimai. Problemos yra gulėti depresūkui. Aš sakiau, Antojai jokių būdų to nutrūkusiu. Ir į tą kablį, kipkis ir duok Justui ranką ir traukis už Justo. Taip, kairė koja čia. Duok Justui ranką. Gerai, super. Prijojom policiją. Dampina kūnus į vandenį. Žiūrėkit, koks vaizdas virš galvos. Gražu. Žiūrėk, pamaitinsiu dar arklį. Ką tu? Užkančiavim, kūro užlėkim. Porinį varo. Na jau nelenkim mūsų. Nu kaip Doviliukai patirtis, pakomentuok, turim laiko. Kol kas smagu. Tik tai aš jau galvoju, kaip reikės nusileisti. Kairė pusė, ne šalia kalnuo. Arčiau kairės laikykitės. Ne. Sakė, nebus skardžio. Gerai, mažylį kaip tu? Gerai. Įgaga. Ai, pavedžioti išvedė vygą savo žirgą. Tai va varom. Žinot, jau skarti, čia pralėkėm tokį baisoką. Tiesiog meldžiaus, kad mano žirgui nebūtų depresovo nuotaikos šiandien.
Tu galvoji, tik tau kojas pavargo? Visi praktikuoja mano mažiukas, bet iš sakau, iki praktikus iškyra. Ne, iki praktikus šiandien. Jis mane, kai ėjom per tiltą, jis mane kandžė tiesiog. Aš einu, tipo, vedu visą. Čia, Davilį, to tas gėlės iškas. Čia. Ką pavarg, mažutė? Važiuok čia, važiuok. Važiuok. Važiuoja skanukė stovi. Atrodo, neliūdė. Nes čia laisvas žirgas. Jo. Mūsiškai pavydį. Bet toks gražus atrodo didelis šitas, nedaug didesnis mūsų. Jo, atrodo didesnis ir toks kūdas labai. Sakartvelo pasieniečiai prižiūri sieną. Iš tikrųjų, sienos kaip ir neturėtų būti, nes ten toliau irgi yra Sakartvelas. Bet juos yra okupavę rusai. Tai dabar tenai stovi rusų pasieniečiai, o čia ją taip prižiūri tiesiog, kad neitų toliau jų žemę. Čia tik nežinau. Pasidėjom žirgus, dabar einam kojom. Oi. O tu ką? Aš stumiu. Jo, dešinė. O dieve, Norbi. Dogai. Iš kur čia šitą vietą ištraukėt? Jo, kai naudoji ne Waze, o Google Maps. Tai meta. Ne, kaip tik Waze'as per trumpesnį. Būtent, į Rusiją. Biški video blogui. Užkopam ir dabar... Pergalė! Ketvirta para kopimo. Padai kiauri. Norbė žudos. Norbė, nešok! Nešok ledas! Nešok! Davai, padarom. Jo, sakė, nėra laika, nes turim svarbių reikalų kitų. Bagi! Bakis! Bakis! Biškai atsitom. Vyga, eik į viršų. Aš galiu matytis tik tais, va tiek va. Ne. Jis per daug įdė. O, gerai, Norbė, va, arčiau galvos ranką. Labai gerai, Dovilė, žemyn les delną. Dar. Labai žemai, dar. Dar. Greta irgi žemiau. Achujenai. Žodžiu. Dėl to tavars. Parėjom į apačią, užtrukom, mano stecai, užtrukom valandą aukštyn žemyn. Į galą jau širdėlę nurimo. Tuoj pažiūrėsim, ką rašys. 89 valandas pasiilsėt man po šito haiko. Šiaip logiška. Ar tik čia ne mano? Mano. Opcijos bijot žirgų šitoj kelionėje tiesiog neturėjom. Kilsim dar aukščiau dabar. Jo, dabar baigės, važiuosim dar didesnį. Žodžiu, mano submissionas vairuot buggy yra tas, kad mane mokė gelažnikė, ne kaip jį vairuoti. Čia yra labai rimtas argumentas. Justui. Taip, vien dviejų ratų pavažiuoju. Aš galvoju, kad tokį porinuką sulėksim. Jau parjojom atgal, esam visiškai šalia, kur vakar buvom.
O Dieve, kaip čia atrodo. Čia tavo meiliukas, žiūrėk, iškart su tavim vėl. O, labas. Miškėnų. Doviliukai, tai kaip ten buvo? Ar mirėjai ar nemirėjai? Taip, aš gyva. Ar šaunuolė esi, kad išdrįsai? Taip. Ar nesigaili? Ne. Dar komentarų? Šiaip net buvo smagu. Ar kartuotum? Gal net kartočiau. Ar tai yra dar vienas tavo pirmas kartas? Nu, toks į kalnus. Į kalnus kopt į šitągi su arkliu ir po to... Čia buvo žirgai, Simarono žirgai. Arklys tai nebent va, o ten žirgai. Nu, toks tai pirmas kartas, kad į Norit karvutę parodysiu? Karvutę. Papasakok, Doviliuką, kaip tau sekės. Na, bijojau labai, jeigu yra mano bendraminčio. Visgi rekomenduoju tą baimę nugalėti ir pabandyti užlipti ant to arklio. Dabar laiminga? Galima pasilipėti ant akmenų. Šitą frazę aš tau priminsiu. Ne, čia užteks... Pabiški, žinai, po vieną baimę. Biškelį. Eidome biški žemiau, kilometras 400 metrų. Atvažiavo transporto priemonės, su kuriomis važiuosime toliau. Va, Gretutė jau įsitaisė. Mes kas sėkmingai važiuosime. O aš sėsiu į bagį. Paaiškink, kaip jau užkurti. Tai žiauriai viskas gerai ir tikrai pavairuosiu, bet gal galit paaiškinti. Kaip užkurti? Reikalas, na. Pagaliau normalūs keliai, kurva. Eik tu, na. Eina Kauną! Mano niekuom geresnis. Greta. Pažiūrėkit, O kodėl tu taip arti važiuoji jų? tai nes aš prilietinu ir jie prilietinu. Jie kiekvieną kartą sulėdėjo, kai aš sulėdėjau. O tada dar jūs pipsint pradėjo. Ala, dabar H ar L? Jau vėl. Greičiau! Kur mes esam šiaip iš Sakėm esmės? šitą kalną Rusijai. Aha. Pavesti gal turi Aš bijau irgi. Bijau. Pamena sako, ta prasme bijai. Apšėti gal? Norbė! Rusų snaiperiai nuo kalno, karočią tokia, the fuck is this? Liuks. Davai tu peršok tiesiog mane. Aš bijau, kad aš taip nemokysiu. Tipo taip, kažkaip aš sijonu, pas jos čia paspirsiu. Dar labiau Ir aš tą pagimdysiu tu. Ne, iš čia. Gerai, nuvyka kalbėk, pasako. Bet tu turi žiūrėti kažkur ten, nes ten toks užsisvajavęs. Tai atvykome į Sakartvelą, esam 2,7 km aukštyje, labai faina kelionė, gerai leidžiam laiką. Žodžiu, viskas super. Super greit. Va, matai tokias mašinas, aš Ventiusam. Tarsi, atrodo, važiuoja, žiūri, ką čia per bomžą vežam. Toj turėtų ateiti vėją.
Bagis truputį, nu kaip jisai užsikrovė per daug emocijos. Gali pakomentuoti Stasį? Užskaito pilnas skirelis, raudonai šviečia užšilimo skysčio lemputė, stabdžių pedalo nėra, iki pažemė susileidžia, galbūt stabdžiai perkaito, kad toks jausas, kai stabdžių skysčio nebebūtų. Aha. Bet šiaip ne tragedija iš esmės. Brother, what the fuck? Ką reiškia dėl lūžinų? Išskridus tipo? Ne, nu tipo, kad... Gerai, tau čia, man atrodo, visai mažiau. Man čia veido. Kas čia vyksta dabar? Dabar plausim veidą. o gerai. Sugazuotų gerai eina. Gazų. Plaukučius gal kažkaip. Niekas nebegelbimai. Jau čia tampa karčiais, žinai. Be keiksmų. Būsi kaip kuma. Čia dezinfekuot biškiais. Pala, nieko čia neįpilė. Pilkam. Varyt. Kažkas griauži. Gaziukas. Angliarūkštė griauži. Čia nėra angliarūkštės. Tu galvoji, jis toks gazuotas Taip. tiesiai iš ten? Žinoma, minėtų ir man papilsim galvos. Kaip matėm vakar, taip, jis toks gazuotas tiesiai iš ten. Nu, ne taip stipriai. Nors gal. Nesai, čia natūraliai toks jisai. Ne? Palauk, reikia kažkokią turėti sistemą, nes dabar ėjau nuo pačios į viršų ir tai nebuvo protinga. Aš labai noriu nosį nuplauti. Mes turim, jeigu ką, dar vieną butelį? Turim. Ne, čia mūsų paskutinis vanduo, kai sugeda mūsų transportas, aš nusprendžiau su juo nusiprūsti. Kas čia žino jūs, mergai? Stabdis skystis boržomi, veido valiklis boržomi, benzinas boržomi, Antifrizas boržomi. Greta kaip to reikia pa. Gazuotų. Gazų. tikras gruzinas. Padaryk kaip arklys tą. Gerai. Gazų. Šviežias, Tai gerai. jeigu pasivalykčiau, blogiau nebus. Tik nutrauk. Atvykom į dar vieną fainą vietą. Va tokios supynės ant skardžio. Karvytės su ragiukais. Varykit. Pasupam vygą. Davai. Laikyk. Taip durbė! Ar apsimausi jį stabdydams? Vakaras tai tenai nuėjo, tipo jaunikis davėm tėvų laiškus ir tenai, kad pabūtų vienas pasakyti. Tėvų. Čia visi bėgam, o greta mūsų. Pala, dar nebėkit. Bėgam. O kaip sustojat? Kaip sustojat? Iš šoną bėgam. Jau matau, kad visus kadras bėgam. Susikinėkimas. Suvedimas pabėgo. Net gaila per šūdą nepavarė. Nes aš jau norėčiau tokių batų. Taip va. Kodėl? O kokia čia idėja? Idėja tokia, kad tu sėdė ant manęs. Tu neklausk idėjų, blėt, jis viską žino, ką daro. Ir tu, o tu taip jau tipo taip. Aš suprantu, kokia čia idėja. Ne, ai tu čia stojas. Kartu arba niekam. Ar tu ar tau čia stojas? Susitinkam su turizmo vadybos direktorium, kuris va prisidėjo, kad apturėtume tokį gerą laiką. Norbės, pirmas gigas Sakartvele. Ne, mes turim pradėti nuo O auditorijos. kodėl jau laukiamės? Tu moki gruoti? Nori va dabar išmokinu tave ryčką gruoti. Bet supranti, man atrodo, tas man biškai pirštų per didelis. Nebūn per didelį. Palik man dešinę ranką, o tu darysi kairę. Dabar žiūrėk. Pirmas akordas yra E molis. Liūdnas. Ir jisai užsispaudžia. Va šitas. Va čia ir čia turiu spausti. Va šitai, žiūrėk.
Iš ko čia lažybos? Prapico mindi mašiną. Ne, tai gal nori mano. Ne, dar turi padaryti, kiek būtum padaręs. Tai aš padariau vieną, ai, tai. O kiek jau yra? 14. 15. 16. Va ir mašina. 17. Galima su banga. Galima. Jisai darė su banga. Aš jau ir su banga, ir su ešeriu, ir su visko. 20. Žiūrėk, va, ir iškart įteik mašiną iškart. Davai, užardina, dar du. Gradutę skaičių padariau. Tai jau sugalėsis automobilis. Palauk, tuoj dar biškai jaučias. Dar neatsirekoverina. Ką sensėjus, karate meistras, tai paaiškink normaliai. Nu, tai Apsivertė. Paėmė apsivertė, nu. Padarė kažkokį. Aš esu šitą mačius metro. Dar kažkoks ant kito, Iššūkat. Va čia O dar instrukcijas galą aiškios. padarai, Norbe? Kaip, tai prašau? Varai. Tai pasakojo, kaip padarė. Pasakojo, jau. Bet nenoriu pimpas po to, kraujotas. Balerina O kapučinė. yra. Žiūrėk, geriausias mano triuks yra tai va To toks. nedariau nuo 12 metų, tai nežinau, kas gal. Baig, greit. Šitas, jo. Mintukai atsargiai. Šikna. Ir sutrauk šikno žandus, kad lengviau būtų. Grinai lengviau. Kinkalį sutrauk. Eina. Mūsų užpuolė šiandien šunys. Nežiūrėk, Greta. Filmuoja ir jau reportažą. Nu, šypsomės. Ir tam Neilas užpulti šunų. Tam Neilas užpuolė šunis, pasiklydom Kaukazo kalnuose, Norbę pametėm, žengė per Rusijos sieną. Stabdžiai. Atsijungė stabdžiai kalno viršūnė. Skardės suklupęs ar Tiger. Sakė, šiaip kalnų pantera, sakė, bet jo, Mountain Tiger. Mes su Dovilė esam pas turizmo ministrą automobilį. šito vat regionų. Taip, va. Ir mes tiesiog perlipom į kitą mašiną, nusprendėm, kad čia Skauda galva. nuo dainų, tai mes jau... Nuo dainų, nuo savo bernų, tai for the plot. Tiesiog sako, važiuokit su mum ir mes išvažiavom. Vyrai lieka vieni be moterų. Taip, susikaupė. Nepyk, Po 8 bet mes čiačių. visi filmuosim mūsų toks darbas. Čiačios vėl biškai. Čia yra geriausias analogas, kaip atrodo Svanės namas. Svanės namas vadinasi, kaip yra bakštas, mačiuvis ir kur žmogus gyvenau. Biškai yra čia modernizuotas, kaip yra tokį stogas ir dar langai. Seniai buvo dar apačioj uždaryta tokia vieta ir tokį balkonas. Pažiūrėk. Čia yra bičio maršrutas. Jeigu tu pagalvotum, kad čia negali būti maršrutas, tai pažiūrėk tą dešiniausią nuotrauką, kaip jis kopia. Slabakas, nes jis trumpiausia maršrutą. Atvažiavom į viešbutėlį netoli miesto, kuriam praleidom aplink šiandien visą dieną. Mūsų paskutinė vakarienė šiandien. Ir eisim snausti.